Jau 15 metų, kai Prancūzijos kompanija Motor Development International vysto suslėgtų oro varomo automobilio koncepciją. Numatoma, kad tokio tipo transporto priemonė kainuos apie 12 000 JAV dolerių. Šis inovatoriškas įrenginys gali išvystyti 110 km/h greitį ir su pilnu oro baku įveikti 200 km vos už $2. Taigi, apie šį automobilių veikimo principą mums sutiko papasakoti Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas Saugirdas. Čia kaip degalų bakas automobiliai, tai būtų oriniam automobiliai rezervuaras suslėgto oro. Jisai ten, reiškia, pripompuojamas ir tuomet suslėgtas oras yra tiekiamas, kaip ir tokį labai panašu kaip vidaus degimo variklis, tik tai jisai ne vidaus degimo variklis, bet gaunasi kaip ir kompresorius. Jeigu čia mes tiekiam orą į šitą kamerą, ar ne, tai šitas vožtuvas būna atidarytas, šitas atvertas, ar ne. Dideliu slėgiu ateina oras, iš čia užpildo tą kamerą, ir oras tada slegia stūmoklį ir priverčia stūmoklį slinkti žemyn. Ne? Slinkdamas stūmoklį žemyn, priverčia suktis šitą tai vadinamą alkūninį veleną aplink. Tas reiškia, oras užpildė tą ertmę, nuslinko stūmoklį žemyn ir paskui tam, kad išleisti orą, mes atidarome šitą vožtuvą ir per šitą vožtuvą oras išeina į atmosferą. Jis išsiplečia tada ir išeina į atmosferą. Tai tada, kad jį priversti, sakykime, stūmoklį grįžti atgal į savo padėtį, tai visų pirma gali būti smagratis, reiškia masyvus blynas kažkoks, kuris turės tada įsisuka ir jis turi savo inerciją ir tada tiesiog iš inercijos jisai priverčia stūmoklį grįžti aukštyn, arba gali būti lygiagrečiai dar pridėti daugiau stūmoklių, ar ne? Ir jie visi veikia ne vienu metu, bet kai vienas, pavyzdžiui, viršuj, tai kitas gali būti per vidurį, trečias gali būti apačioj ir taip toliau ir panašiai. Ir vadinasi, visiems atskirai bus tiekiama irgi oras į tos cilindrus. Ir tokiu būdu jie vienas paskui kitą galės varyti, reiškia, tą mūsų automobilį.